Žmogus esu, ką tik pasakė, šitoj nuotraukai labai piktas esu, bet nesikandžiu. Tai labai smagu, iš tikrųjų, prasidėjo klausimai, šiek tiek gyviau ir auditorija pasidarė, tai šį kartą ir aš neparduosiu klausimų. Man įdomu, ką jūs žinot, kiek jūs domėjotės, ką išmanot. Jeigu kažko nežinot, klauskite, aišku. Tai va, mitai ir tiesa apie masažus, pradedu. Ir pirmas toks, tarkim, mitas ir noriu iš jūsų sužinoti, ką žinot, ar tai tiesa ar melas, kas tai gali būti. Masažas gali įtakoti organizmo dehidrataciją, kas nežinot, tai skysčių praradimas. Kaip manot, ar tai tiesa ar netiesa? Netiesa? Po masažo labai norisi gert, bet tai čia ne dehidratacija. Tai yra, žinot, būtent tos dalykus. Po masažo dažniausiai gero, ypač viso kūno. Tikriausiai, kam teko, tai masažą, kam neteko. Daug žmonių bėga į tualetą. O kas tai yra, vadinasi, skyšių mes netenkam. Jeigu netenkam skyšių, tai yra dehidratacija. Taigi, pirmas klausimas atsakytas. Tiesa. Dėl to būtent po masažo mes norim gerti skyšių, norim vandens, norim arbatos, kažko tokio, kad atsigauti tiesiog. Nes masažas iš tikrųjų, keisiu iš tikrųjų išlydės, neskubėsiu prie sekančių punktų. Ši procedūra išvalo organizmą nuo toksinų. Kitos nuomonės? Man įdomu visų nuomonės. Aš iš medikų, pavyzdžiui, esu girdėjęs, kad toksinų net nėra pas mūsų organizme. Jeigu tai būtų toksinai, mes turėtumėm gulėti ligoninėj. Toksinai ir šlakai. Tai yra bendras toks susireiškimas, tai yra tiesiog nereikalingos medžiagos. Galų gale seni baltymai pasenę, senas kažkokios riebulinės medžiagos. Tai kaip mano, teisybė ar neteisybė? Vieningos nuomonės. Taip. Teisingai, nuoliai. Vadinas duomenys, labai gerai. Taip, masažas iš tikrųjų išvalo nuo toksinų mūsų organizmą. Dėl to ir yra reikalingi tai visi limfodrenažiniai teisėjai, stipresni paspaudimai ir visa ką. Taip, čia teisybė. Ir dėl to, kad toksinai išsivalo iš organizmo, dėl to nueinamės į tualetą. Ir vanduo visas išeina, nes kaip toksinai su kuo išeis? Tuštinai išeis plikai, reikia vandens. Reikia, kad kažkur ištirptų. Tai va, puiku, du atsakyti. Trečias, masažas padeda atsikratyti celiulito. Čia jau moterim labai svarbu. Taip, daugiau nuomonė. Vyrai, kokią nuomonę? Ne? Iš to suraukto veido matau, kad tos moterys visos celiulitinės. Ne. Ne, jau kad ne. Aš manau, kad ne. Pakoreguoti tai. Pesimistinės nuomonės. Jeigu jau pasakykite. Taip, tikras, tvirtas, taip. Nu jeigu tai sukirmė. Nu, didelis peilis jau. Viskas merginas, nes gyvenimas prasideda. Visgi, anksčiau buvo punktai irgi kaip viską pasako. Išvalomi toksinai. Na, visų pirma, aišku, kas tai yra celiulitas, tai yra susikaupusios nereikalingos medžiagos. Tai dėl hormonų kažkokio išsibalansavimo, taip, dėl ko kaupėsi įvairias medžiagos šlaunyse, tos problematinėse vietose. Dėl ko suprasti iš tikrųjų kraujotaka, limfotaka, dėl ko pasilieka viskas ląstelės. Taigi, masažas suaktyvina viską, jau čia tikrai žinote, iš patirties tikriausiai, ką dabar šnekėjom ir mano kolegos visi. Viską suaktyvina ir celiulitą tikrai padeda mažinti. Tikrai. Čia yra tas pastebima. Panaikinti visiškai tikrai yra labai sudėtinga. Be to, tas pats masažas, vien masažas labai daug visko nepakeis. Gali būti kaip profilaktinių priemonių celiulitą. Galima sumažinti. Visiškai panaikinti visų. Bet ir tai dabar jau tokia pastaba, kad reikia viską derinti. Kompleks. Tai masažas, masažiniai visokie aparatai, kosmetikos. Mankštos, dieta, viską reikia derinti. Nereikia Viskas daroma su masažais, mūsų žvaigždės nedarytų plastinių operacijų. Na, matot, šiaip dažniausiai iš patirties, kiek teko susidurti su įvairiom nuomonėm, moteris nori greitai. Tada peilis. Tada ir peilis, aišku, tas paėlė. Tai va. Vaiku, einam prie sekančio punkto. Ai, skauda. Vadinasi, gal gerai bus šiaip. Čia masažų metu skauda? Kaip jūs nuomonė? Jeigu tarių masažai, tai ten taip skauda. Ne, jeigu skauda, reikia išmasažuoti. Kai išmasažuosi, bus gerai. Matau, nuomonė labai įvairi. Matot, ai skauda, nėra gerai. Skaudus masažas, ką jis duos? Ne, nuvašytos vietos, va čia kažkur visą laiką skauda.
turi skaudėti masažo metu, bet tas skaudėjimas neturi pereiti į kančią. Tai turi būti malonu. Paspaudus tam tikrą tašką, vat mano kolegos pasakoja apie meridianus, jos spaudžia, pradžia šiek tiek skauda, bet po to atleidžia. Tiesiog pasijauti tarsi kažkas atgavęs kūną. Tai va tas yra iš tikrųjų negerai su skausmu ir viskas turi būti su saiku. Dėl to labai svarbu atkreipti profesionalų sužūti. Masažas padeda koreguoti laikyseną. Žinoma. O, ir tai yra ištikrinti. Gerai, matau, kitas susilaiko su nuomonės. Teisingai. Masažas iš tikrųjų padeda koreguoti laikyseną. Vis dėlto tonizuoja raumenis, juos atstato ir pastiprina kažkiek, vis dėlto atstato tą normalią laikyseną. Tai per nieko nepraleidau. Pirmas nėštumo trimestras ir noriu masažą. Tai norėtai bendrauti. Bet ar galima? Čia gal nuo savijautos priklauso, koks masažas. Taip, jau prieš tai ištikėjau gerai, vadinasi, ne veltui šneka. Tai iš tikrųjų žiūrint, koks tai masažas. Šiaip viso kūno, ar tai figūros kreisimo, tai vadiname pas mus, tai yra šis taip pat mato, tai yra visokiausi masažai. Tų sunkių mes net nedarom, jokių būdų, net nerekomenduojam. Žino tikriausiai dėl to, nes lytinė ląstelė vis dėlto plinta. Ir būtent gimdą turi prisitvirtinti, turi būti stabilumas. Jeigu mes ten judinsim viską, kliksinsim, tai kaip jis prisitvirtins? Tai va, dėl to, pirmojo nėštumo trimestro nelabai, net nelabai šis nerekomenduojama, tačiau galima iš tikrųjų pakeisti kitokį masažą. Pavyzdžiui, relaksaciją, pėdų masažą, kojų, rankų, kaklas, galva, visos šitas vietos galima. Reikia tiesiog vengti tų probleminių sričių. Tai yra svarbiausia. Dubuo, galvas, nugaros apatinė dalis, šlaunų viršutinė dalis sėdimas. Ir čia reikia tikrai vengti šitų vietų. Žiūrint, tai gerai pasakėte, teisingai koks masažas. Sekantis, pirma pagalba nuo raumenų skausmo masažas. Reikia žinoti, nuo ko raumenis. Kokio pobūdžio skausmo. O po šventės tai tikrai nereikia. O po šventės skauda raumenis? Po šventės skauda raumenis? Tada gerai. Tada masažas gerai. Šiaip dar antroji dalykai pasus taip gerai. Šiaip bet kuriuo atveju raumenų skausmas su masažu yra labai siejamas lygiai tuo, kad masažas labai padeda. Jis išvalo, pavyzdžiui, pieno rūgštį. Žinot, dėl ko dažniausiai skauda, pieno rūgštį padeda išsivaikščioti. Atneša vis tiek paaktyvinus kraujotaką naujų medžiagų, kurios atstato raumenį. Dėl to taip yra labai geras dalykas. Labai rekomenduotas. Mano labai mėgstamas tas klausimas. Tiesus stuburas ir sveikas stuburas. O? S formos stuburas. Galima paklausti, iš kur žinot? Medikė. Viskas aišku. Malonu. Teisingai. Iš tikrųjų, S formos turi būti stuburas. Jeigu matot, pas mane iš tikrųjų matos. Šiek tiek bandau būti tiesus, bet tai nėra gerai. Tai mes tada viskas labai gerai sėdėm, neteisingai. Ne, sėdėti reikia taisyklingai visą ką. Visų pirma, dėl ko turi būti šiek tiek, ne tai kad kreivas, bet su tam tikrais išliekis stuburas. Jeigu žmogus eina visiškai tiesus, deda koją, stuburas amortizuojasi. Jis iš karto ir žalojasi, spaudžiasi tarp slankstėliniai diskai. Taip, jeigu stuburas yra normaliai išlinkęs, tai vadinasi, jis amortizuojasi ir vėl taip atsistato. Dėl to yra labai klaidingas mitas ir daug žmonių man, kad reikia išsitiesti, tiesiai būtent vaikščioti, taip ir būti net reikia. Viskas turi būti su sveiku protu, kaip sakoma. Dėl to irgi tokia mini pastebėlė, ką reikia taip dėmesį, kad taip, stuburas turi būti šiek tiek su išlinkiais, bet reikia jau skirti, kur yra tas sveikas išlinkimas, sveikas stuburas, o kur yra jau polinkis, pavyzdžiui, komprimimas. Polinkis į kažkokį iškreipimą vieną šoną, kitą, kreipį, skoliozę, vardozę, paskutinius kojas. Ar kol kas klausimų nėra? Ne per greit bėgam? Nugaros skausmus išspręsti gali manualinę terapiją. Jeigu čia neuždegimai, Jeigu neišvarža, tai Iš tikrųjų teko, mėgis teko tyrinėti. Daug ir su senu, esu studentas, jau ketvirto kurso paskutinio teko ir su dėstytojais šnekėti. Iš tikrųjų, manualinė terapija yra labai atsargus dalykas. Turi būti atsargus. O kaip iš tikrųjų realybė sako, tai manualinė terapija yra šiurkštus užsiėmimas.
galų traiškimas, laužimas, va, atėjo pirmą kartą pamatęs stambų, tvirtą masažuotį, atrodo, kad taip ir bus, į vieną šoną, į kitą, čia per pusę, čia šnai. Iš tikrųjų, va, taip gali atrodyti manualinė terapija. Masažas toks negali, bet manualinė terapija tokia, man atrodo, iš tikrųjų labai reikia atsargiai sustoti. Ir dėl nugaros skausmų, ta manualinė terapija nėra labai rekomenduojama, netgi pačių gydytojų. Kodėl? Visų pirma, nugarą reikia apšildyti, kad nugarą apšiltų, raumuo priprastų. O visų antra, kad tai tiesiog nėra per stiprus užsiėmimas. Nugaros skausmus geriausiai pašalina būtent masažas, savimankšta tinkama pratimai. Dėl ko mes savo klientus iš tikrųjų saugom, pulsuojam ir po kiekvieno masažo dėlėsime. Jeigu pastebim kažkokių tai pakeitimų ar kažkokių tai sutrikimų, ką mūsų akisų pastebi, mes jiem rekomenduojam iš tikrųjų pačius geriausius užsiėmimus. Mes jiem nesakom, eikit būtinai tik masažą. Taip, masažas padės, bet mes jiem norim padaryti kuo didesnį, kaip pasakyti, pagerėjimą. Dėl to mes jiem netgi išrašom, kaip iš kažko patariam. Iš savo nuomonės, kad jiem būtų geriau mankštas namuose. Tai daug ir laiko iš tikrųjų nereikalauja, iš tikrųjų, pagalvoju, aš visą tai skiri dėl savęs. Dėl sveikatos. Taigi, nugaros skausmus išspręsti galima manualinė terapija, taip mitas.